Yra tokia tema tiesa išgydo žmogų, arba daro tą celosnį vientisumą, žodžiu. Tai dabar kaip čia yra su ta pasąmonė mūsų? Tai yra mechanizmas, kuris sukurtas žmogui padėti, gelbėti, jį saugoti visais įmanomais būdais. Ir čia yra toksai reikalas, kur ta teisingoji informacija, jeigu padaryta per vaikiškas kažkokias emocijas, psichotraumas, patirtis, tas, kas buvo verčiami žmonės daryti, eiti į mokyklas, darželius, neleido, ką norėjo vaikas daryti. Susideda pasąmonėj filtrai tokie vadinami. Ir reiškia, ta tikroji informacija, kuri pas kiekvieną ateina, jau pas šitą žmogų nebeteina. Ir tas filtras, jisai sudirba nesąmonės lygmenį, o dar prieš, tai reiškia pasąmonė, automatinis procesas sudirba ir iš karto labai dažnai tą galima pastebėti, jeigu aš kažkokią pakankamai teisingą informaciją pasakoju ir iš karto pradeda žmonės komentuoti, oi, ten aferistas, sukčius, dar kažkoks, tai va čia yra žmogaus filtrai, per kuriuos jisai mato mane arba tą informaciją. Ir tai yra anomalija to žmogaus tapatybė. Ir reiškia, iškyla grėsmė tam jo vaizdiniui, kurį jis apie save susikūręs, kad sugrius visą tai. Dėl to jisai va taip įsijungia. Ir protas paskui pasigauna, pritarė, jo, čia kaip savo mintis priima. Tai yra pasąmoniniai dalykai, va tos programos. Va toks įdomus reikaliukas. Filtrai vadinasi. Kai sakant, ateina va tau šviesos šaltinio informacija iš tavo vidinio dievo, va tu jį iškraipai pagal tos, ką tau davė informaciją iš išorės. Jau sėdi nelaimingas, nepatenkintas, tu jokios tiesos nežinai. Aš jūs daugelis galvojat, kai ateinat į terapijas, jūs turite iliuziją, kaip turi būti. Bet yra visiškai viskas atvirkščiai. Kai pradirbi žmogų, viskas apsisuka ir tu net nesitikėjai, kaip tai bus. Pavyzdžiui, jeigu nori būti ekstrasensu, tai kai tu juo tapsi, kai tu suvoksi, kaip tas mechanizmas veikia, jeigu tu norėsi sukčiauti, būti aferistas, tai gal tu ir norėsi toliau tą tęsti veiklą, bet kai tu sąmoningai prie šito reikalo prieini, per tų būrėjų visokių, į šitą instrumentą tą suvoki, kaip jisai veikia, ir tu nebegali savo daugiau meluoti, tai tada tai nėra toksai fainas ir tu tiesiog renkiesi kitokią veiklą. Tai va, nori, registruokis nemokamą konsultaciją. Jeigu nusibodo tavo realybė, nusibodo tavo savijauta. Iki.